Plastiko žalą kalbame beveik kasdien, tačiau taip pat ši medžiaga yra neišvengiama mūsų kasdienybės dalis. Plastikas yra naudojamas įvairiose srityse, tačiau ar gali jisai būti tvarus ir ekologiškas? Apie tai šiandieną ir pasikalbėsime. Dažnai išgirdę žodį plastikas, žmonės galvoja apie taršą. Tai ar iš tiesų tas plastikas yra tik tarša? Na taip, daugelis atsiliepia apie patį plastiką labai vienpusiškai, bet iš tiesų pati medžiaga nėra problema, o kaip yra jį naudojama. Kuriant ilgalaikius sprendimus, dažniausiai plastikas tampa sprendimu, o ne atlieka. O pats plastikas, kiek yra jo rūšių, kaip jisai skiriasi ir kaip jisai veikia mūsų aplinką? Taigi, pačio plastiko yra tikrai įvairiausių rūšių ir vieni naudojami trumpalaikiams sprendimams, kiti ilgalaikiai eksploatacijai. Labai svarbu atsirinkti plastiką, kurį naudojame, nes plastikas, kuris yra ilgaamžis, nedaro tokio didelio poveikio pačiai aplinkai. Kuo išskirtinis yra PVC plastikas, kuo išsiskiria iš kitų plastikų? PVC plastikas yra išskirtinis ir unikali medžiaga. Ji yra atspari drėgmei, korizijai, pelėsiui, yra neporėtas, taip pat yra atsparus temperatūrų svyravimams bei UV spinduliams, kas leidžia jį naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis. Taip pat mums svarbu yra tai, kad mūsų plastikas yra perdirbamas ir galimas būti naudojamas pakartotinai gamyboje. O PVC plastiko gaminiai, kurie yra naudojami ir kodėl būtent jūs pasirinkote PVC plastiką? Na taip, mūsų gaminama produkcija iš PVC plastiko kaip suoliukai, vežimėliai, lentynos bei spintos ir kiti gaminiai dažniausiai yra naudojami sandėliavimo patalpose, maisto pramonėje, baseinuose bei kitose gydymo bei viešosiuose sektoriuose. Kaip veikia baseinuose naudojamos pakylos ir kokiais atvejais jos yra reikalingos? Taigi, pačios platformos yra tikrai mūsų unikalus produktas, nes nelabai kas rinkoje ir siūlo tokius sprendimus. Jos dažniausiai yra naudojamos baseinuose, nes jos yra gylį mažinančios platformos, kurios leidžia vaikams mokintis plaukti, taip pat atlikti žmonėms kitus aerobinius užsiėmimus vandenyje, taip pat gali būti naudojamas pačioj reabilitacijoje, kas yra labai aktualu žmonėms atsistatantiems po traumos ar šiaip neįgaliesiems. Tai šis produktas yra išskirtinis ir leidžia patiems baseinams tapti labai paklausniems, nes gali pasiūlyti skirtingas veiklas savo kasdienybėje. Ar plastikiniai gaminiai šiuo metu yra paklausus užsienio rinkoje? Taip, iš tiesų yra labai paklausnus ir pati mūsų produkcija yra 90% eksportas. Labai daug kas atsirenka pačias medžiagas, kaip mūsų plastiką, kur turi pranašumą prieš medieną ar metalą, nes jis netrūnyja ir nerūdyja, plus yra lengvai prižiūrimas ir valomas. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį renkantis plastiką ir kokie higienos reikalavimai galioja? Taip, labai svarbu atsižvelgti, kad plastikas būtų lengvai prižiūrimas ir valomas, kad neporėtų, kad neleistų kauptis drėgmei ir kad neleistų užsiveisti pelėsiui. Tai labai yra svarbu, ypatingai tokiose patalpose, kur yra itin intensyvus naudojimas. O kalbant apie patį svorį ir jų atlaikymą, tai priklauso nuo pačios konstrukcijos, bet kaip pavyzdžiui galiu pasakyti, kad kvadratiniam metrui pats svoris yra apkrovos apie 400 kg.
kokie sprendimai dažnai atrodo antraeiliai, kai pradedami projektuoti viešose įstaigose, o vėliau pradedant juos naudoti, suprantama, kad tai yra pakankamai svarbus? Labai geras klausimas, iš tiesų labai daug kas susitelkia ir daug dėmesio skiria į patį dizainą ir vizualizaciją erdvių, bet nieks nepagalvoja apie praktiškus dalykus. Ar yra lengvai valomi produktai, ar lengva juos judinti iš vienos vietos į kitą ir ar lengva juos prižiūrėti ir nereikalauja daug remonto ar dažymo darbų. Taigi svarbiausia yra nedideli sprendimai, o tie mažos detalės, kurios atsiperka kasdienybėje.